Energetikos sektorius visame pasaulyje išgyvena milžinišką pokyčių metą. Esame liudininkai virsmo, kuris iš esmės keičia, kaip gaminame, perduodame ir vartojame energiją. Mūsų iššūkis aiškus, jau jaučiame klimato kaitos padarinius ir turime imtis veiksmų dabar, kad išsaugotume Žemę ateities kartoms. Įsivaizduokite netolimą Lietuvos ateitį, kuomet elektros energijos poreikis išaugęs 6 kartus, o jį užtikrins atsinaujinantys šaltiniai. Tai paversti tikrovę gali tik naujovės, išmanus energetikos sistemos valdymas, nauji energijos šaltiniai ir kaupimo būdai. Visa tai tam, kad namai būtų šviesūs ir šilti, o verslas konkurencingas. Lietuva siekia visiškos energetinės nepriklausomybės. Tai reiškia, kad visą mums reikalingą energiją siekime pasigaminti Lietuvoje. Pirmasis žingsnis – elektra. Jau per artimiausius 4 metus pagaminsime jos tiek, kiek suvartojame. Ši transformacija atvers Lietuvai naujas galimybės. Vietinė energijos gamyba reiškia mažesnės elektros kainas vartotojams ir verslui. Gausus atsinaujinančios energijos ištekliai sudarys sąlygas įmonių augimui. Pritrauks užsienio investuotojus ir skatins žaliojo kuro, baterijų gamyklų ir duomenų centrų kūrimąsi. Tai sukurs naujas darbo vietas, ypač regionuose, kuo arčiau energijos gamybos. Energetikos ministerija nuosekliai dirba įgyvendindama šiuos tikslus ir kurdama palankias sąlygas naujosios energetikos atsiradimui. Tai daugiau nei tik žingsnis į priekį. Tai šuolis į ateitį, kurioje kiekvienas iš mūsų atlieka svarbų vaidmenį, kuriant klestinčią ir tvarią Lietuvą. Labą rytą visiems ir džiaugiuosi matydamas tiek daug žmonių, besidominančių, dirbančių energetikos sektorėje. Ir turbūt norėčiau pradėti nuo to, ko pabaigė šis trumpas intro, kad ta, kas vyksta dabar, iš esmės yra šuolis, ne inkrementiniai žingsniai, bet šuolis, kuris keis mūsų visų gyvenimus. Aišku, apie tai, ką aš dabar kalbėsiu, nėra dar strategija gims parlamente, jinai turės būti priimta, bet tai yra metmenys išplaukiantis iš daugybės studijų, kuriuos padarėme mes kartu su energetikos sektoriaus įmonėm. Ir aš noriu pasidžiaugti, kad šitie metai Lietuvai energetikos sektoriuje buvo labai produktyvūs. Padarėme tikrai didelę pažangą ir jau šiandien esame susitarę dėl sinchronizacijos datos su kontinentiniais tinklais. Mūsų sistema yra išbandyta izoliuotų režimų, veikia didžiausias šiuo metu Europoje 200 MW baterijų parkas ir tai yra tik tai pradžia. Kitais metais planuojame naujus kvietimus ir paramą baterijų naujiems parkams pakankamai reikšmingos apimties. Ir noriu pasidžiaugti, kad jau šiandien instaliuota galia tiek vėjo, tiek saulės viršia daugiau negu 2,2 GW ir sparčiai judame į priekį. Ir šioje konferencijoje aš esu daręs pranešimą apie 2030 metus. Ir noriu pasidžiaugti, kad turbūt daugelį skaičių, rodiklių, kuriuos mes planuojame pasiekti 2030, mes pasieksime žymiai anksčiau. Ir turbūt natūraliai kyla klausimas, kas po to? Kas po 2030 metų? Aišku, nežinomybės čia turime žymiai daugiau ir tam turėjome atlikti galybę studijų. Tikrai su rimtais tarptautiniais konsultantais. Ir tai pirmiausia noriu pasakyti, kad turėjom vandenilio studiją ir dabar esame parengę
vandeninio sektoriaus plėtros gairės, šildymo visos sektoriaus studija ir pertvarkos visi dalykai, skirstomųjų tinklų vertinimas ir taip toliau. Šitie visi dalykai sušoko, sakykime, taip į mūsų energetikos transformacijos studiją, kurią darėm kartu su DNV, darė EPSO grupė. Ir vėlgi tai dar nėra pabaiga. Studijos scenarijai bus modeliuojami kartu mūsų energetikos agentūros su nacionalinė atsinaujinančios energetikos Amerikos agentūra, kuri turi naujausius superkompiuterius, dirba beveik 300 mokslininkų, 3000 beveik darbuotojų, kurie padarys mūsų sistemos modeliavimą iki 50 metų. Trumpai, kaip atrodo globalios tendencijos, jos vyksta ne tik pas mus, kaip viso vyksta visam pasaulyje, viso ko centre yra anglies dioksido mažinimas ir vieną dalyką mes turime suprasti, kad pati dekarbonizacija ir elektrifikacija mažina bendrą energetikos poreikį. Elektra yra žymiai tankesnė kaip energetinis produktas, todėl bendrai energijos mums reikės mažiau ir Europos vartojimas realiai energetinis planuojam pasieks 24 metais piką ir toliau iki 500 nuosekliai mažės. Augant elektromobilių skaičiui, pavyzdžiui, transporto sektoriuje energetikos poreikis iki 500 metų mažės per pusę. Vandenilio apimtys taip pat reikšmingai augs. Kokių tikslų mes siekiame, strateginių tikslų rengiant transformacijos studiją ir ateities strategiją? Tai pirmas dalykas, ką aiškiai girdėjome filmuke, kad energetinė nepriklausomybė pilna tam, kad mes galėtume pasigaminti visą energiją pas save. Kadangi viskas taps elektros energija, tai visą elektros energiją turime gamintis Lietuvoje. Ir dar plus galėtume šiek tiek eksportuoti, bet eksportuoti ne elektrą, o aukštesnės pridėtinės vertės produktus, kaip žaliąjį kurą, amoniją ir kitus dalykus. Tai leis mums, didesnis kiekis elektros, leis vystyti mums naujas pramonės šakas, ir nulinės emisijos produktus, kurie galėtų būti, kaip minėjau, ar žalias, kurie galėtų būti tenkiami visam regionui. Taip pat šitą transformaciją atvers galimybės investicijom į kitas pramonės šakas, nes mums reikia, nes pramonė eina paskui energetiką ir energetikos, tikimės, kad energetikos perteklius pritrauks papildomas investicijas į mūsų ekonomiką. Kaip atrodys Europa ateityje, dekarbonizuojantis pramoniai, matome, kad visa centrinė Europa yra, sakykime taip, liaudiškai minuse, perteklius yra šiaurė ir pietus, todėl Baltijos šalis ir šiaurės šalis turės potencialą eksportuoti energetiką ir energetinius produktus į centrinę Europą. Mes, Baltijos šalis, būsime vienos pirmųjų turinčios elektros energijos perteklių dėl mažos ekonomikos ir turėdami didelį atsinaujinančios energetikos potencialą. Šiek tiek skaičių. Vokietijoje bendras energetikos poreikis 2021 metais buvo 3300 teravatvalandžių ir Vokietija netgi planuoja sumažinti jį 50%, tai tuomet liks apie 2000 teravatvalandžių, tačiau šis skaičius yra daugiau negu dabartinis Baltijos ir visų šiaurės šalių poreikis kartu sudėjęs arba 2 kartus didesnis negu Lenkijos. Ko norėtume ir ko siekiame, kad Lietuva taptų ir viso rytinės pakrantės savotiškų energijos hubų arba centrų. Tačiau reikia pabrėžti, kad šis laikotarpis
transformacijos laikotarpis suteiks galimybės ne tik tai Lietuvai, bet visom Baltijos šalims. Ir čia mes kalbame ne tik tai apie elektros energetiką, kalbame apie vandenilį, vėl apie sintetinius ar žaliuosius degalus, amoniją ir kitus dalykus. Be abejo, tam reikalinga, kaip matote, skaidrėje nauji tinklai, tiek jūroje, tiek sausumoje, nauji mazgai ir jūroje potencialiai, ir Šiaurės Lietuvoje centre numatomi vandenilio ir įdegalų arba žalių degalų slėniai. Grįžtant prie transformacijos studijos, apie kurią užsiminiau pradžioje, mes joje turėjome 3 skirtingo lygio ir ambicijos scenarius. Aš į juos giliau neįsiu, po manęs kalbės Paulius, kuris šiek tiek apie tai toliau turbūt praplės ir pagilins. Noriu tik tai pasakyti, kad šie scenarijai numato skirtingo elektros gamybos lygio, kaupimo, paklausos lankstumo lygius, infrastruktūros plėtros lygius. Remiantis jais, jau kartu su mūsų energetikos sektoriaus ekspertais ir įmonių ekspertais buvo, kartu ir su DNV buvo išvestas, sakykim, sintetinis 4. scenarijus. Tai patraukliausia perspektyva, kuri atlieptų tuos pagrindinius tikslus, kuriuos mes minėjau, tai pirmiausia energetinė nepriklausomybė ir galimybė eksportuoti dalį produktų, nes bet kuriuo atveju nesam uždara rinka, dalis turėsime elektros priteklių, turėsime ištekėjimą produktų apsikeitimą tiek vandenilio, tiek kitais, nes vandenilio infrastruktūra apie 300 metus jau bus pažengusi į priekį ir šiuo metu operatoriai 5 šalių nuo Suomijos iki Vokietijos, įskaitant Baltijos, jau yra aplikavę į paramą iš Europos komisijos. Taip pat visai neseniai Vokietija priėmė įstatymą, pagal kurį Vokietija 32 metais planuoja turėti visą vandenilio infrastruktūrą jau sukurtą Lietuvoje, visą vandenilio vamzdyną, į tai planuoja investuoti beveik 20 milijardų eurų, 9000 kilometrų infrastruktūra. Tai mes galim sakyti, kad tas kažkur toli, bet tas nėra labai toli, per 10 keisis, turėsime didžiulis pokyčius. Aišku, jeigu pažiūrėsime, ką turėjome prieš 10 metų iki šios dienos, tai galime irgi tie pokyčiai yra drastiški, nes prieš 10 metų mes tik tai parlamente, atsimenu, sprendėm problemą, ką daryti su saulės energetikos bumu. Jeigu pamenat tokį, kai buvome, tai prieš 10 metų, dabar turime 2,2 gigavatus atsinaujinančios ir dar judame į didesnius skaičius. Trumpai, nes laikas jau spaudžia, tai esame čia, tik tai pradedame kilti, Ignalinos uždarimas matome kairiajam kampe ir matome, koks kalnas laukia mūsų ir matome, iš kur visa energetika turėtų ateiti. Kaip tas kalnas bus užpildytas ir kas sudarys paklausą, štai yra tokia skaidrė, matome, kad instaliuota galia Lietuvoje augs iki 8 kartų, daugiausiai turės vėjas, saulė, o taip pat yra svarstoma galimybė, turėsime svarstyti galimybę apie mažus modulinius reaktorius. Be abejo, tas klausimas yra visai visuomeniai, tai yra klausimas parlamentui ir turbūt turėsime reikšmingas diskusijas šituo klausimu. Žvelgiant iš regioninės perspektyvos, dabartinis energijos deficitas yra privalumas, kurį mes dabar turime, nes skatina spartesnę atsinaujinančios energetikos plėtrą, o mūsų pramonė tik tai turime didelės, mūsų įskaitumas yra, kad turim didelę ekologišką vandenilio paskirtį. Tai leidžia mums galimybę būti šio sektoriaus ir šio transformacijos pionieriais. Tačiau tai vyksta ne tik pas mus, vyksta visose šalise aplinkui, todėl tempą turime palaikyti, turime bėgti greičiau negu kiti, jeigu norime turėti didžiausią naudą. Nes, kaip sako
lyderis pasiims didžiausią dalį visos naudos. Čia apie regioną, šiek tiek ir paskutinė skaidrė apie tai, kokią mes naudą gausime. Tai pirmiausia, kad Lietuva bus energetiškai nepriklausoma, visą energetiką gaminsime pas save. Elektrą gaminsime ne tik savo, bet iki 10 teravatvalandžių eksportuosime nulinės emisijos produktų. 500 metais Lietuva bus klimato požiūriu neutrali šalis ir galiausiai būsime šalis, kurie kiekvienas iš mūsų išleisime mažiau pinigų energijai, nes nustoja importuoti elektrą ir kitus produktus, kaip naftą, dujas, sutaupysime kasmet, 6,3 milijardo eurų. Tai ačiū visiems už dėmesį.